Pagrindinės Pilaitės problemos visiškai aiškios visiems joje gyvenantiems. Tai nuolatinis tankinimas, spūstis, parkavimo vietų ir švietimo įstaigų trūkumas. Ir visos jos savaip susijusios ir visos jos ne tik savivaldos, bet ir parlamento lygmenių sprendžiamos problemos. Būtina sustabdyti taškinį tankinimą, būtina spręsti švietimo įstaigų trūkumą. 10 metų Vilnių valdanti kartu su Laisvės partija, tą daranti konservatorių partija, pasirinkusi švietimo įstaigų trūkumą spręsti tiesiog metant pinigus į privačias mokyklas ir privačius darželius. Tai akla politika, nes ji niekada neišspręs švietimo įstaigų trūkumo. Pinigų tam niekada nebus. Tačiau ją galima pakeisti. Galima skirti pinigus naujoms mokykloms, naujiems darželiams, kas galiausiai spręstų ir spūsčių problemas. Nes gerai žinoma, didžioji dalis spūsčių keliuose Vilniuje kyla būtent iš to, kad žmonės iš tokių rajonų kaip Pilaitė ir iš kitų atokesnių miesto vietų vežioja po miestą ryte ir vakare savo vaikus. Ne pinigų trūkumas, o ideologinis užsispyrimas trukdo išspręsti šias problemas. Pasirinkime pokyčius, neberinkime konservatorių ir mes jas išspręsime.